kurie šiandien su manimi tarnaujate įrašydami šį pamaldų įrašą. Labas rytas visiems, kurie mus stebite Facebook paskyroje ar kitokiu būdu. Sveikinuosi šiemet pirmą kartą, nes pirmą kartą laikau pamaldas, linkiu visiems Dievo malonės šių metų, kad jie būtų mums prasmingi, kad mes galėtume išeiti iš visų ribojimų ir kada nors susirinkti kaip bažnyčia kartu garbinti Viešpatį ir jam tarnauti. Šiandien yra pirmasis sekmadienis po 3 karalių, tai yra Jėzaus Krikšto sekmadienis. Ir Romiečiams laiške 8 skyriuje 14 eilutėje sakoma: visi vedami Dievo dvasios yra Dievo vaikai. Mes irgi buvome pakrikštyti, buvome nešami prie Dievo, mūsų tėvelių, krikšto tėvų. Ir kiekvienas turbūt tai žinome, gal neatsimenam, jeigu buvom krikštyti kūdikystėje, vaikystėje, kas suaugęs tikrai žino. Bet atnaujinom savo krikštą, davėm pažadą Dievui konfirmacijos dieną, tą turbūt visi prisimenam. Taigi mes esame surišti su Dievu, su jo malone, per krikštą ir per tikėjimą, nes Dievas trokšta, kad žmonės būtų išganyti ir pasiektų tiesos pažinimą. 3 karalių dieną mes neturėjom pamaldų, todėl pradėkime šias pamaldas būtent su 3 karalių arba išminčių šventės giesme. Tai bus 56, o Jėzaus Viešpatyje šlovės. Boże,
Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Mums padeda Viešpats Dievas. Garbinkite Viešpatį Izraelio Dievą. Tik jis vienas daro nuostabius darbus. Garbinkite jo šlovingą vardą per amžius. Jo garbė pripildo visą pasaulį. Dievas suteiks savo teisingumo karaliui ir teisumo karaliaus sūnui, kad teistų tavo tautą teisingai ir tavo skriaudžiamuosius teisėjai. Juk jis išgelbsti beturtį, ką jo šaukėsi ir nuskriaustai, kuriam nėra kas padeda. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai. Ir jo malonę ateiname prie Viešpaties, tikėdami, kad jis yra tas, kuris sustiprina. Todėl arčiau pamaldų pradžioje išpažinkim savo nuodėmes, prašykime jo malonės ir, jei turit namuose, giesminėlius 788 puslapį, nuodėmių išpažinties malda, o savo asmeninį širdyje maldos kartu melskimės. Visagali Dieve, gailestingasis Tėve, aš, vargingas, nuodėmingas žmogus, išpažįstu tau visas savo nuodėmes, kuo esu nusidėjęs, mintimis, žodžiais, darbais, ir kuo esu nusipelnęs savo rūstybei čia laikinai ir ten amžinai. Bet aš to širdingai gailiuosi ir meldžiu tavęs, tavo didžios malonės ir tavo mielo Sūnaus Jėzaus Kristaus, mano Viešpaties sunkaus kentėjimo ir mirties dėlei, pasigailėk malonė manęs vargingo nusidėjėlio ir atleisk man visas mano nuodėmes, bei suteik malonė Šventosios Dvasios jėgų, kad galėčiau pasitaisyti. Amen. Pagal savo neapsakomą mylėšalingystę dėl Jėzaus Kristaus nuopelnų, bet leidžia jums visiems jūsų nuodėmes ir suteikia Šventosios Dvasios malonę, kad tikrai atsiverstumėte ir per Kristų laimėtumėte amžinąjį gyvenimą. Garbė Dievui aukštybėse. Amen.
Tėve, tu su savo šventai dvasia apreiškei savo mielo sūnaus krikšto metu ir mus pakvietei savo balsu pas jį, kad mes jame gautume nuodėmių atleidimą ir tau per jį tikėtume, padėk mums atgimusiems per vandenį ir šventąją dvasią, per tą apreiškimą tave išpažinti ir klausyti tavo sūnaus. O meldžiame per tą patį tavo sūnų Jėzų Kristų, mūsų viešpatį, kuris gyvena ir viešpatauja su tavimi ir šventąja dvasia, vienas Dievas per amžių amžius. Prašome, kas čia esame, sėsti, o brolis Arnoldas paskaitys Senojo testamento skaitinį. Pasiklausykite šiai dienai skirto skaitinio iš Senojo testamento pranašo Izaijo knygos. Štai mano tarnas, kurį aš remiu, mano išrinktasis, kuriuo aš gėriuosi. Apgaubiau jį savo dvasia, kad neštų tautoms teisingumą ne šauksmu ar pakeltu balsu. Gatvėje nebus girdėti jo balso, nei palaužtos nendrės jis nelauž, nei blėstančio dagčio negesins. Jis neš tikrą teisingumą, nepaliks ir nepasiduos nevilčiai, kurdamas žemėje teisingumą. Jo mokymo lauks tolimosios salos. Taip kalba Dievas, viešpats, kuris sukūrė ir išskleidė dangų, patiesė žemę su visais pasėliais, joje duoda gyvybę žmonėms ir dvasią joje gyvenantiems. Aš, viešpats, pašaukiau tave, teisumo pergaliai, paėmiau tave už rankos. Aš sukūriau ir padariau tave tautos sandorą, tautų šviesa, kad atvertum neregių akis, išvestum iš kalėjimo belaisvius, išvaduotum sėdinčius belankės tamsybėse. Aš esu viešpats, tai mano vardas. Savo garbės neperleisiu kitam, nei savo šlovės stabams. Kas buvo pranašauta, štai jau įvyko. Dabar skelbiu naujus dalykus. Pirmiau, negu tai atsitiks, skelbiu juos tau. Amen. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui. Džiaugsmingai klebėkite visos šalys, linksmi tarnaukite viešpačiui. Aleliuja. Mėly broliai ir seserys viešpatyje, pasiklausykime šventosios Evangelijos. Evangelija pagal Matą, 3 skyrius, nuo 13 eilutės mums kalba. Tuomet Jėzus iš Galilėjos atėjo prie Jordano pas Joną Krikštytoją. Jonas jį atkalbinėjo: tai aš turėčiau būti tavo pakrikštytas, o tu ateini pas mane. Bet Jėzus jam sakė: šį kartą paklausyk, taip mudviem dera atlikti visą, kas reikalinga teisumui. Tada Jonas sutiko. Pakrikštytas Jėzus tuoj išbrido iš vandens. Staiga jam atsivėrė dangus ir jis pamatė Dievo dvasią sklendančią žemyn it balandį ir nusileidžiančią ant jo. O balsas iš dangaus prabilo: šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Amen. Girdėjome viešpaties žodį. Šlovė tau, Kristau. Išklausę Evangeliją išpažinkime savo tikėjimą, kuriame mes buvome pakrikštyti, apaštališko tikėjimo išpažinimo žodžiais tardami. Tikiu Dievą Tėvą, visagalį dangaus ir žemės sutvėrėją, ir Jėzų Kristų vienatinį jo sūnų mūsų viešpatį, kuris prasidėjo iš šventosios dvasios, gimė iš mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijos Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, miręs ir palaidotas, nužengė į pragarą,
Trečią dieną kėlėsi iš numirusių, įžengė į dangų, sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisės. Tikiu šventąją dvasią, šventąją visuotinę krikščionių bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą. Amen. Taigi visi namuose ir čia, kas tarnaujame, galime prisėsti ir toliau giedosime bendrą giesmę 361. Radau aš amatą tvirčiausią. Kristaus tebus ir tepasiliks su jumis
visais. Taigi, mėlyjeji, šiandien apmąstymui parinkau antrąjį skaitinį iš laiško Romiečiams 12 skyriaus 1-3 eilutes. Paklausyk. Dėl Dievo gailestingumo raginu jus, broliai, aukoti savo kūnus, kaip gyvą, šventą Dievui patinkančią auką, kaip dvasinį garbinimą. Ir nemėgdžiokite šio pasaulio, bet pasikeiskite, atnaujindami savo mąstymą, kad galėtumėte suvokti Dievo valią, kas gera, tinkama ir tobula. Dėl man suteiktos malonės aš raginu kiekvieną iš jūsų nemanyti apie save geriau negu dera manyti, bet manyti apie save blaiviai, kiekvienam pagal Dievo duotąjį tikėjimo mastą. Amen. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui ir meldžiame tavo šventosios dvasios, kad suprastume tavo žodį, ne tik išgirstume, bet išmoktumės ir augtume išganimui Kristuje Jėzuje, mūsų viešpatyje. Amen. Taigi savo namuose, čia tarnaujate bažnyčioje, galite prisėsti ir truputėlį pamąstyti. Šio sekmadienio pamokslo tema būtų atnaujintas mąstymas. Šį sekmadienį pagal bažnyčios kalendorių minime Jėzaus Krikštą. Mes taip pat esame pakrikštyti, esame krikščionys, tikime ir išpažįstame Jėzų Kristų. Tai ir šiandien darėmės. Šio pasirinkto antro skaitinio tekstas mums padės tiek įsigilinti tai, ką reiškia būti pakrikštytam, ką reiškia būti krikščionim. Šių eilučių autorius yra, kaip žinome, apaštalas Paulius. Apie jį mes skaitome Apaštalų darbų knygoje. Iš jos sužinome, kiek daug pasikeitimų įvyko šio žmogaus gyvenime. Fariziejus, religingas žydas, gavęs gerą išsimokslinimą, įsitikinęs savo religijos teisingumu, uolus krikščionių persekiotojas, pritaręs pirmo krikščionio kankinio Stepano nužudymui. Vėliau, lyg naujas popieriaus lapas, jame mes randame visiškai kitką. Paulius atsiverčia į krikščionybę, jis pasikrikštija ir tampa didžiausiu apaštalu. Įsikuria ne vieną bendruomenę, bažnyčią, parašo daugiausia laiškų iš visų apaštalų, kurie įtraukti į Naująjį testamentą. Jis skelbia Evangeliją pagonims, jis prisima kankinystę dėl Kristaus Evangelijos. Ir visą tai, ką anksčiau buvo pasiekęs, jis vadina sąslaugomis, o pirmenybę teikia Kristui. Pradžioje buvęs Saulius, jis tampa Pauliumi. Taigi Pauliaus asmenyje mes matome, kaip Dievas gali keisti žmogų, jo mąstymą, uždavinius ir gyvenimo tikslą. Visa tai vyksta, kad žmogus galėtų suvokti Dievo valią. O ją suprasti, patikėkime, tikrai nėra lengva. Jonas Krikštytojas irgi negalėjo perprasti Jėzaus, kai jis atėjo į tą Jordanę ir paprašė, kad būtų Jono pakrikštytas. Iškilo Jonui klausimas, kodėl? Taigi Jėzus turėtų krikštyti mane, nes Jėzus didesnis už mane. Taip mąstė žmogus, tačiau Dievo mintis dažnai skiriasi nuo žmogaus. Bažnyčia jau egzistuoja beveik 2000 metų, bet žmonės nepažįsta Dievo, nesuvokia bažnyčios prasmės, reikšmės. Yra ir šiandien tebesiginčiama, o katra bažnyčia teisingesnė, geresnė, kurios mokymas pagal Bibliją
o kurios mokymas daugiau remiasi tradicija, padavimais, legendomis. Kartais net mes patys save apgaudinėjame, manydami, kad mes elgiamės pagal Dievą jo valią. O tikrumoje klausome savo nuodėmingų minčių, troškimų ir norų. Šiuose apaštalo Pauliaus žodžiuose randama šiek tiek aiškumo, tikėjimo, gyvenimo su Kristumi klausimais. Čia kalbama, kad krikščionio gyvenimas yra Dievui tinkama auka. Žydai aukodavo Dievui gyvulinės aukas, jaučius, ožius. Tai buvo paties Dievo mokomi, tai mes randame Senajame testamente, ką Mozė sakė, ką jis gavo iš Dievo ir ką pranašai kalbėjo. Paulius ir mes gyvename Naujojo testamento dienose. Čia sakoma, aukoti savo kūnus, tai yra gyventi šiame kūne taip, kad gyvenimas būtų duotų garbę Dievui. Ir čia ne apie savo kūno aukojimą, nužudymą, savižudybę. Dievui niekada nepatiko žmogaus koks paaukojimas. Jis draudė aukoti vaikus jo garbei, kaip tai darė pagonys savo dievams aukodami. Čia tam tikra sąsaja su krikštu. Mes esame pakrikštyti ir daugelis dar kūdikystėje. Mūsų tėvai norėjo, kad nuo mažų dienų augtume kaip Dievo vaikai. Tėvai už mus meldė ir mes gavome malonę pažinti Viešpatį ir jam tarnauti savo gyvenimą. Tačiau yra ir kita šio medalio pusė. Ypač tai matosi šių dienų krikščionybėje. Nemaža dalis šių laikų krikščionių, kurie buvo pakrikštyti kūdikiais, taip ir liko kūdikiais. Jie neužaugo dvasioje, jie neėmė ir nenaudojo kietesnio maisto. Kaip sakoma, jie ir toliau maitinasi pienu. Apaštalas Paulius čia rašo, kad žmonės pašaukti atgailą tikėjimu Kristu turi keisti savo mąstymą, savo poelgius, savo gyvenimą. Nes iki to gyvenimas tikrai nebuvo pagal Dievo valią. Jis tai sako iš savo patirties, kiek jis visko padarė, kiek jis prieštaravo Dievo valiai savo gyvenimą. Romiečiams laiške 6 skyriuje, kur kalbama apie krikštą, apaštalas krikštą lygina su palaidojimu ir prisikėlimu. Tai susijęs su krikšto apeigomis vandenyje, kur būdavo nemažai. Žmogus įlipdavo į vandenį, ar pasinerdavo, ar kitokiu būdu, bet vandens buvo daug. Ir jeigu žmogus pasineria, reiškia jį palaidojam senąjį žmogų, o jeigu išneria iš vandens, tai keliasi naujas žmogus, naujas kūrinys Kristuje. Sačiatikai ir šiandien krikštydami vaikus išrengia nuogai ir pila vandenį arba tą kūdikį naikina į krikšto vandenį pilnai. Na, mes taupome vandenį, sakom, vandens gali pasaulyje pritrūkti, tai gana mažokai jo naudojame. Apaštalų dienų krikščionys tai jau buvo išgyvenę. Jie buvo įtikėję, skelbiama apaštalų evangelija. Jie buvo pasikrikštėję, nes taip Viešpats paliepė. Jie įsijungė į krikščionišką bažnyčią. Tačiau kelias į tą atnaujintą gyvenimą nėra lengvas. Vieniems kaip Pauliui viskas vyko labai greitai. Atsivertimas, krikštas, ir štai jau Paulius stoja skelbti evangeliją. Kitiems tai gali trukti kiek ilgiau, o kartais galbūt net visą gyvenimą. Kartais radikalūs evangelikai sako, įtikėk, pasikrikštyk, ir tu jau Dievo vaikas tapsi šventuoju. Iš dalies tai yra tiesa. Juk ir apaštalai tikinčiuosius vadina šventaisiais. Apaštalas Jonas 3 skyriaus 6 eilutėje savo laiško sako, kas gi gyvena jame,
tas nedaro nuodėmės. Tačiau dėl vienos ar kitos panašios minties mes neturime atmesti ir kitų. Ypač laiškuose Paulius ir kiti apaštalai daug mokina tuos kabutėse šventuosius, kaip jiems toliau gyventi, ko nedaryti, ką pakeisti, ko išsižadėti. O ir kaip suvokėme tą apaštalo Jono posakį, gyvena jame. Gal dažnai šių klausimų reikėtų ne į save kreiptis, bet į kaimyną, kolegą ar kitą žmogų. Ką jis pasakytų, ar tu gyveni jame? Ar jis sakytų, taip, tas žmogus gyvena Kristuje. O gal jis pasakytų, o išvis jis yra krikščionis. Bet mes dažnai klausomės tik savo paties liudijimo ir ar tik ne dėl to Paulius čia ir sako, nemanykite apie save geriau negu dera. Apaštalai mokė krikščionys, kaip jiems elgtis, kad jie neprarastų to, ką jie buvo gavę. Geras pavyzdys yra apaštalo Jono knyga. Ten yra kreipimasis į viešpaties į bažnyčias. Kiek ten yra visokių priekaištų, įspėjimų, nors yra ir šiek tiek ir padrąsinimų ar pagyrimų. Aš tik keletą iš tų įspėjimų pacituosiu. 3 skyriaus, 2, 3, 4 eilutes. Juose sakoma, nerandu tavyje darbų tobulų mano Dievo akivaizdoje. Prisimink, kaip esi priėmęs ir išgirdęs, laikykis to ir atsivers. Ar girdėjome? Bažnyčiai, įtikėjusiems ir pakrikštytiems, čia sakoma, atsivers. Net 1 Jono laiškas, kurį jau citavau, 3 skyriaus 24 eilutė sako, kas laikosi jo mokymu, pasilieka Dieve ir Dievas jame. Dievas yra tame, kas laikosi jo įsakymų viešpaties mokymu. Kila klausimas, o kaip su tais, kurie nesilaiko? Kaip su jais? Privalome suprasti, kad būti krikščioniu tai ne taip jau ir paprasta. Neužteks mums susivilkti marškinėlius su užrašu Jėzus mano bosas ir eiti per miestą, štai eina krikščionis. Jei jau įtikėjome, esame pakrikštyti, tapome šventuoju. Visai nereiškia, kad nebereikia atgailauti ir manyti, kad nuodėmių jau dabar mano gyvenime nebėra. Taip tikrai nemanė nė vienas ankstyvosios bažnyčios mokytojų, taip nemanė ir apaštalai ir apaštalas Paulius. Tai šių dienų apaštalų manymai ir skelbimai, kurie gadina žmonės. Nepamirškim puikybė ir angelus paklupdė. Taigi žmogų prigauti, suvedžioti yra daug paprasčiau. Dievo žodis nekalba tai, kad žmogaus ego ausiai patiktų, bet jis kalba tai, kas yra tiesa, kas gali žmogui padėti ir jį išgelbėti. Apaštalas Paulius pats pripažino, kad nuodėmės yra neprašytas svečias, nes jos šaknys giliai žmogaus prigimtyje. Tame pačiame Romiečiams laiške 7 skyriaus 17-18 eilutėse sakoma, jau nebe aš tai darau, bet manyje gyvenanti nuodėmė. Mat gero trokšti sugebu, o padaryti ne. Dievui reikėjo daug nuveikti, kad tokius kaip mes ir Paulius galėtų išgelbėti. Savo sūnų jis atsiuntė į šitą pasaulį ir ne tam, kad jis atsisėstų karaliaus rūmuose į sostą, bet tam, kad jis eitų mirti Golgotoje ant kryžiaus už tuos netobulus ir nuodėmingus žmones. O mes galvojame, kad tik šūktelėsim aleliuja ir jau būsim danguje. Jėzus įspėjo apie tokį mąstymą
kad paskutinę dieną tokiems žmonėms gali tekti nusivilti. Ir jie išgirs iš Viešpaties žodžius, aš jūsų nepažįstu. Kaip tai suprasti? Nes tiek daug dirbom, pamokslavom, evangelizavom, net stebuklus darėm, o tu mūsų nepažįsti. Bet tai bus, nes taip Viešpats pasakė. O Viešpaties žodis niekada nemeluoja. Jis yra absoliuti tiesa. Juk ir Jėzus krikštijosi ne dėl savęs. Jam nereikėjo šventos dvasios, nes jis buvo Dievas ir Dievas savo trejybėje. Tai kur Jėzus ten ir tėvas, ten ir šventoji dvasia. Tačiau šventosios dvasios pasirodymas krikšte yra tik liudijimas, kad Dievas yra savo šventoje trejybėje. Bet dėl krikšto Jonui Jėzus juk pasakė, daryti tai, kas reikalinga teisumui. Kokiam teisumui? Be abejo, kalba eina apie mus, kurie iš savęs neturime to teisumo, nei jėgų, nei noro gyventi pagal Dievo valią. Mums reikia tos atgailos krikšto šventos dvasios išliejimo, kad turėtume savyje Kristaus šviesos. Prisiminkime apaštalo Pauliaus posakį, man jis labai patinka. Sekite mano pavyzdžiu, kaip aš seku Kristumi. 1 Korintiečiams 11 skyrius, 1 eilutė. Čia tai tikrai kietai pasakyti. Kas šiandien iš krikščionių taip drįstų ištarti, turbūt reikėtų gerai susimąstyti ir pagalvoti. Juk šiandien krikštas virto šeimos švente. Manoma, kad pakrikštijus vaikas gaus kažkokią apsaugą, tiesiog magija. Bus geresnis ir taip toliau. Tai tradicija, bet ką jie reiškia? Mažai kas besivokia ir težino. Kai susiduriu, kai kalbuosi su krikšto tėvais ir tėveliais prieš krikšto sakramentą. Svarbu, kad ne sekmadienį, bet šeštadienį būtų krikštas, nes šeštadienį gali daugiau svečių susirinkti. Be abejo, bus gera proga švęsti, ir dovanų daugiau krikštamajam. Svarbu, kaip ir kokiais rūbais apvilksime, ir kokie kūmai bus, bet ne dvasinė prasme, ar jie bus įgalus vaiką lankyti, dovanas pirkti ir taip toliau. Ir tada matome, kad po tokių gražių ceremonijų, apeigų, krikštų, tų pakrikštytųjų nebelieka. Jeigu mes atversime savo bažnyčios krikštų knygas, ten yra ne dešimtis, bet šimtai pakrikštų. Klausime, kurie šiandien yra. Be abejo, šiandien tikrai nėra, tai negali būti, čia jau ne mūsų kaltė. Bet kada mes laisvai galime lankyti bažnyčią, galime ateiti į pamaldas, kur yra tie pakrikštyti. Galbūt jie kažkada ateis. Mes turim tokį viltį ir meldžiame. Tačiau nei jų tėveliai, nei kūmai neateina po krikštų. Ir taip yra didžioji dalis krikščionių. Aišku, yra išimtis. Taip nebūna su tais, kurie bažnyčią lanko, kurie Dievo žodį vertina. Ir jiems krikštas tai yra labai svarbus dalykas. Jie meldžiasi ir tikisi, kad Dievo palaima bus su jų atžala visą gyvenimą. Ir jie nuo mažens vaiką veda į bažnyčią, tegu jis ten triukšmauja, tegu laksto, bet kad jis žinotų, kad jis yra tos bažnyčios, tos parapijos dalis. Taigi, mėlyjeji, neimituokim krikščionybę, bet gyvenkime ją. Mąstykime apie save blaiviai, kaip rašo apaštalas Paulius. Tikėjimo kelias ne tas, kur sakoma, tau viskas seksis, būsi sveikas, pagerės finansinė padėtis, būsi visokeriopai laimingas. Taip, tu gali būti laimingas. Tačiau Jėzus sako kitokiu keliu.
Kas nori mane sekti, tiesiama savo kryžių, tai išdalina turtus vargšams, te palieka namiškius ir panašiai. Ir kaip jums toks mąstymas? Pažiūrėkime ir į apaštalą Paulių. Jis jautė ir gėrį išonę, jis buvo kalinamas, plakamas, Dievas jo neapsaugojo nuo kankinio mirties. Ir mes klausėm, o kodėl taip įvyko su šiuo didžiuoju apaštalu? Atsakymas būtų, visiškai to nereikėjo. Paulius ir kiti apaštalai buvo pakeitę savo mąstymą. Jie jau suvokė, suprato, kas yra gera, tinkama ir tobula. Pauliaus mirtis nuo butelio rankos buvo geriausias atpildas už jo tarnystę, nes jis sakė, mirti ir būti su Kristumi yra visų geriausia. Kur šiandien krikščionio drąsa? Juk Kristus tas pats, bažnyčia ta pati. Ir kad Dievo reikia labiau nei žmonių klausyti, irgi mes žinome. Gal reikia keisti mąstymą, išdrįsti išeiti iš savo saugumo kiauto, kad Viešpats sustiprintų ir pakeistų mus iš esmės. Ir dabar pabaigti citata iš to paties apaštalo Pauliaus laiško Filipiečiams, 2 skyriaus nuo 5 iki 11 eilutėse. Aš manau, kad šitame tekste, šio ištrauko yra labai daug atsakymų. Ir kodėl tą mąstymą reikia keisti, ir kodėl Kristus turėjo ateiti į šį pasaulį, ginti žmogumi, kodėl jam reikėjo mirti, kentėti ant kryžiaus. Taigi Paulius rašo, būkite tokio nusistatymo, kaip Kristus Jėzus. Jis, turėdamas Dievo pavidalą, nelaikė grobiu būti lygiam su Dievu, bet apiplėšė pats save, priimdamas tarno pavidalą ir tapdamas panašus į žmones. Jis ir išorė tapo kaip visi žmonės. Jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Todėl ir Dievas jį išaukštino. Ir padovanojo jam vardą kilniausią iš visų vardų, kad Jėzaus vardui priklauptų kiekvienas kelias danguje, žemėje ir po žeme. Ir kiekvienos lūpos Dievo Tėvo šlovei išpažintų. Jėzus Kristus yra Viešpats. Taigi matome, kai Paulius kalba apie Kristaus nusistatymą, kaip jis išsižada dieviškumo, šlovės, garbės, įsikūnija paprastame žmogaus kūno pavidale, nusižemina iki kryžiaus mirties. Kam? Ne tik tai, kad jis būtų vėliau išaukštintas, bet kad ir kiekvienas žmogus, kiekvienos lūpos galėtų išpažinti, tikėdamas širdimi, kad Jėzus Kristus yra Viešpats. Taigi linkėčiau, kad mes visi pakrikštytieji ir būtume tokio nusistatymo. Apaštalas Paulius, kaip minėjau, taip pat toks buvo, nes jis irgi negailėjo savo praeities pasiekimų, bet jis siekė būti su Kristumi amžiams, kas sustiprina mūsų tikėjimą Viešpats ir te pašvenčia maloniai amžinajam gyvenimui. Amen. Dieve, dėkoju tau už tą malonę, kurią tu mums suteikei ir man suteikei per šventąjį Kristų. Dėkoju tau, Viešpatie, kad galime sunkiu metu išpažinti, kad esu pakrikštytas, esu tavo vaikas. Ir kad niekas nuo tavo meilės atskirti negalės. Dieve, sustiprink mano dvasią, sustiprink mano tikėjimą ir išlaikyk mane ir visus brolius, kurie šiandien mus stebi ir savo namuose, ir padrąsink kiekvieną brolį ir sesę gyventi atnaujintų mąstymų, tikėjimų per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.
giedosim, ne? Gerai, tada giedosime 225 giesmę. 225. kad Viešpats stiprintų kiekvieną. Turime prašymą, viena sesė prašė pasimelsti už savo draugę Rožę, kuris sunkiai serga skausminga onkologinė liga, kad Viešpats pamažintų šią naštą, palengvintų ją, kad Viešpats stiprintų dvasioje ir kaip pati sergantoji sako, bent keletą minučių galėčiau pagyventi be skausmo.
Taigi susikaupkime maldai. Visagalis viešpatie Dieve, dangiškas mūsų tėve, iš širdies dėkojame tau šiandien, minėdami Jėzaus Kristaus krikštą. Mes dėkojame tau už tą krikšto malonę. Tu taip pat po savo prisikėlimo įsteigei krikšto sakramentą, paliepei krikštyti visus žmonės pasaulyje, juos mokyti tavo mokymo, tavosios valios. Brangus viešpatie, meldžiame padrąsink, sustiprink mus, kad mes visi, kurie esame pakrikštyti, tikrai būtume tavo vaikai, būtume vedami tavo šventosios dvasios. Kad kiekvienas, kuris yra krikštytas, tai nuolat žinotų prisiminti. Kad kiekvienas krikšto tėvas melstųsi už savo krikšto vaikus ir prašytų tos tikėjimo dovanos, kad viešpatie tie, kurie yra pakrikštyti, užaugtų Dievo malonę. Brangus mūsų viešpatie, mes meldžiame ir prašome atnaujinti mūsų mąstymą, mūsų protą, mūsų gyvenimą. Kad kaip tavo vaikai tikrai galėtume būti, vaikščioti toje tiesoje. Kad mes nebūtume dvasiškai tos iškamšos, bet būtume pilnu turiniu, tavim gyvenantis, alsuojantis, tave išpažįstantis, tave skelbiantis. Sustiprink tam savo bažnyčią. Ir šitą mūsų bendruomenę, kuri šiandieną yra išplaškyta, uždaryta savo namuose ir negali būti bažnyčioje. Viešpatie, meldžiam palaimos kiekvienam, kiekvienai šeimai, kiekvieniems namams, viešpatie sergančiam, sveikam, jaunam, pagyvenusiam, mažutėliams, jaunajai kartai, visiems. Laimėk mūsų parapijas, mūsų krašte, laimėk kunigus, Dievo žodžio tarnus, diakonus, laimėk mūsų bažnyčios vyskupą, Mindaugą, suteik šventos dvasios visiems. Laimėk tuos, kurie mūsų parapijoje tarnauja ir šitose pamaldose transliuodami jas. Dėkoju viešpatie už tuos žmonės ir meldžiu palaiminti kiekvieną. Palaiminti viešpatie ir išlaikyk savo malonėje savo rankose. Tuo, kad šitos negandos, kurios yra ištikusios pasaulį, atsitraukia. Kad žmogus turėtų teisę, galimybę išpažinti viešai savo tikėjimą ir galėtų atlikti savo priedermes taip, kaip esame pamokyti pagal tavo žodį. Viešpatie, meldžiame už šį kraštą taikos ir ramybės prašydami. Duok viešpatie, kad tą laisvę, kurią turime, kuri buvo apgimta prieš 30 metų, sausio 13-ąją, galėtų viešpatie ir toliau būti naudojamas, kad išmintingai naudotume laisvę, ne savo kūno poreikiams tenkinti, bet siekiant savo krašto, savo tautos gerovės. Palaimink viešpatie vyriausybę, prezidentą, mūsų miesto tarybą, merą, visus valdžios žmonės, nuo kurių priklauso sprendimai, kurie būtų geri ir naudingi mūsų tautai. Palaimink taika ramybę šitą žemę ir visas tautas. Viešpatie, būk taika ir mūsų širdiems, sutaikyk žmonės, tautas, sutaikyk ir mus su savimi. Brangus Dieve, palaimink ir visus sergančius ligose esančius. Meldžiame viešpatie, kad ta liga, kurie ištinka žmonės, būtų tavo šlovai, tavo garbei. Viešpatie, kaip yra prašymas, meldžiamės už sesę Rožę. Tu viešpatie žinai jos padėtį, jau keletą metų jis serga sunkia onkologinė liga. Skausmas nuolat kamuoja ne tik kūną, bet ir sielą. Viešpatie, tu kentėjai ant kryžiaus už mūsų visas nuodėmes ir tavo žaizdomis mes esam pagydyti, todėl dabar prašom savo malonę nužemti ant Rožės, palengvinti jos gyvenimo naštas, kad ji tikėjimu gautų tą pagydimą, gautų tą lengvumą, tą nuskausminimą.
kad viešpatie šitą naštą nebūtų per sunki jos siela. Meldžiame taip pat už Mečislovą, už Edviną, už Ingridą, už Eriką, Eleną, Ritą ir kitus žmonės, kuriems reikia tavo pagalbos. Mes meldžiame jiems pasveikimo, išgijimo, sugrįžimo į normalų gyvenimą. Viešpatie, pasigailėk ir tų, kurių mes nežinome, esančių galbūt ligoninėms, ypač sergančių ir nuo šios COVID ligos. Viešpatie, gydyk, apsaugok medikus, visus, kurie tarnauja žmonių labui šitoje sunkioje situacijoje. Duok, Viešpatie, kad tavo apsauga ir tavo malonė būtų su visais. Ir mus visus, Viešpatie, laimik, pasigailėk ir stiprink. Ir išlaikyk per šias dienas šio žemėje ir amžinai. Visa kita, mes meldžiame ir prašome maldoje, kurią mus Viešpaties išmokęs, tad drįstam tarti. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir nevesk mūsų į pagundą, bet gelbėk mus nuo pikto, nes tavo yra karalystė ir galybė ir garbė per amžius. Amen. Viešpats Dievas šviečia tave savo veidu ir tiesie tau malonus. Ir Viešpats Dievas te pakelia savo ramybės veidą į tave ir suteikia tau savo ramybę. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Ačiū, kad jūs dalyvavote, kad nuotoliniu būdu kartu su mumis, kurie čia patarnaujame jums šiuose pamaldose, linkiu Viešpaties artumo ir dėkoju visiems patarnavusiems, vargonininkai, Ingai, Arnoldui ir visiems, kurie prisidedat prie šio malonės girdėti Dievo žodį, pasiekti jūsų namus. Ačiū, kurie savo aukomis palaikote parapiją, pervesdami savo aukas, kurias mes gavome per banką. Ačiū, kurie savaitės bėgiai ateinate į bažnyčią, atnešate savo metinius įnašus. Apie šitokį sunkių laikų, kai mes neturim rinkliavų, kiekviena jūsų auka yra be galo svarbi, nes mes turime išlaikyti pastatą, mokėti už šildymą ir kitus dalykus. Taigi mes negalime užsidaryti, nes mūsų tokia situacija yra. Kaimo parapijom galbūt lengva, užrakinai bažnyčia ir ten šąla jinai. Mes beje šito neturime tokios galimybės, privalome įsilaikyti visomis eigomis. Ačiū Jums už tą supratimą. Kaip ir įprastu dabar jau laiku, kiekvieną sekmadienį pamaldos bus transliuojamas Facebook, bus įkelta ir kitas sistemas, taip kad man skambino žmonės iš Olandijos, lietuviai, kurie stebi ir džiaugiasi, kad jie YouTube'e gali pamaldas matyti ir girdėti ir iš kitur. Taigi, ačiū, kad jūs stebite, domitės. Ir ypač jeigu jauni žmonės, tai jūs kaip nors galėtumėte savo tėvams ar seneliams padėti, kad pamokyti, kiek jie galėtų įsijungti, matyti per telefoną, per Facebooką ar kitas sistemas. Tas pamaldas, nes be abejo žmonėms, kurie yra pratę lankytis bažnyčiai, užsidaryti namuose nėra lengva, tikrai yra sunku. Taigi kviečiu ir ateinančias pamaldas
stebėti. Jas ves diakonas Neilas. 24 sausio 10 val. Taip pat patarnausiu aš. Ir 31 paskutinį sekmadienį sausio mėnesio taip pat įprastu laiku 10 val. Nežinome, kaip bus toliau, kokie bus sprendimai, valdžios, vyskupų. Tikimės, kad kažkada vis tiek bažnyčia atsidarys, kad ir ribotam lankymui, bet mes vėl galėsim po truputį susirinkti. Bet dar reikės truputį palaukti, truputį pakentėti. Taigi susivienykim, kaip Dievo vaikai, ir už viską dėkokime Dievui. Ir už gerus dalykus, ir už tuos, kurie gali mums ir nepatikti. Tad gražaus sekmadienio, už lango šviečia sniegas, graži žiema, tikiuosi, kad galbūt visoje Lietuvoje. Taigi gražiai, saugiai išnaudokime, pasidžiaugime gamta. Ta malonė, nes jau žiemos mes kaip ir pasigedę. Nebe tokios, kokios buvo anksčiau, taigi ir šitas vaizdas už lango yra tikrai stebuklingas. Ir sugėdokime paskutinę giesmę 274. Lig šiolei Dievas ir mane globojo maloningai.